Jeigu kartočiau dar 5 kartus gyvenimą, vis tiek norėčiau būti psichiatru. Vaikas, ne? O ko verki? Neverk, negalima. Kodėl negalima? Mes neleidžiam atpažinti emocijų. Pasirinkimas medicinos yra empatija ir iš esmės mylėti žmogų. O čia jis tiek turi ir valgyti pasidaryti, ir pareiti, ir nuveiti, pabendrauti su žmonėm. Jis gauna paslaugas tas, kas gautų stacionarę, bet jis gyvena savo toliau gyvenimą. Ne, šlapia. Tai nusiauk batus ir po balas pabraidžio. Bus nešlapia, bus faina. Labadiena, čia Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro rengiama tinklalaidė ir aš Viktorija Šinkūnienė. Kartais atrodo, kad gyvenimas tampa greitesnis už mūsų pačių kvėpavimą. Susitikimai daja vienas kitą, informacija liejasi be tvangos, o protas ir mintis vis dažniau pavargsta anksčiau nei mūsų kūnas. Ką daryti, kai nebežinome, kaip grįžti į save, kur eiti, kai nerimo nebeužgožia net mėgstama muzika. Šiandien laidoje apie psichinę sveikatą, kuri dėja vis dar per dažnai nustumiama į antrą planą. Ir svečiuose pas mus ilgametę patirtį turintis gydytojas, žinomas dėl savo jautraus požiūrio į pacientą ir gebėjimą kalbėti apie psichinę sveikatą be baimės ar stigmos. Jis nekartą yra sakęs, kad svarbiausia ne receptai ar diagnozės, o nuoširdus ryšys su žmogumi. Svečiuose gydytojas psichiatras Leonas Kačinskas. Labadiena, Leonai. Labadiena. Gydytojų esame įpratę rūpintis savo fizinę sveikatą. Tikriname kraujospūdį, lankomės pas odontologą, laikomės dietų, tačiau psichinė sveikata vis dar nustumiama į antrą planą, nors iš tiesų tokia pati svarbi kaip ir fizinė sveikata. Kaip manote, kodėl? Kodėl vis dar neteikiame jai pakankamai dėmesio? Pradžia gal kitokia. Mes net į smurtą fizinį reaguojam teisingai. Atsakas yra nebendrausiu, nebūsiu, duosiu atgal, jeigu reikės. O į emocinį smurtą? Kaip ir, gal nesupyks, gal aš negražiai pats elgiausi, gal tai taip ir su ta visa sveikata emocinė, kad jeigu pilvo neskauda, kojos neskauda, eit galiu, valgyt galiu. Tai liūdnas, neliūdnas, ar čia gal aš nuo savęs liūdnas, gal nuo kaimyno. Niekas neanalizuoja, neieško, netgi, pažiūrėkit, vaikas, ne? O ko verki? Neverk, negalima. Kodėl negalima? Reikia. Emocija vaikas privalo išmokti rodyti skauda, tai rodyti, kad skauda, linksma, kad linksma, pikta, kad pikta. Auklėdami neleidžiam, tai koks tas užaugęs bus? Tai gali būti, kad mes tiesiog dar vis net pažįstame emocijų? Mes neleidžiam atpažinti emocijų. Kodėl neleidžiame savo to daryti? Pažiūrėkit, jeigu dabar aš supyksiu ant jūsų ir neparodysiu emocijos, nes kodėl? Negražu. Sėdi radijoje, pyksta. O kodėl negražu? Nepriklauso. Kažkodėl nedera. Nedera. O kodėl nedera? Lygiai taip pat ir jeigu aš einu ir man patinka, kad kažkas gražiai vyksta, negalima pasidžiaugti, kaip faina, kaip gražu, kaip gera, kokie jūs nuostabūs. Ne. Nesikabinėt prie žmonių, ko tu kabinėjasi prie žmonių. Sustovėjęs. Stereotipai neteisingi. Pažiūrėkit, vėlgi, visas auklėjimas viso pasaulio, tas pats amerikonas šypsosi, sako, šiepas kaip amerikonas, ne? Tipo dirbtinai. Bet iš to dirbtinai išmoksta iš principo visų šiepės būti laimingas. O mes negalime. Tai reiškia, kad... Kitas dalykas, pažiūrėkit, reiškia, 2 jauni žmonės sėdi ant suoliuko ir bučiuojasi. Arba šypsosi susikabinę. Paleistuviai, ką iš čia dabar bučiuoja? O ką jie blogo darė? Nieko. Bet sako, dažnai žmogus iš tiesų pyksta ant kito, ko neleidžia savo. Ar tai reiškia? Ko gero taip, nes jeigu aš pykstu, nes aš irgi norėčiau sėdėti ir bučiuotis, bet aš kažkaip atrodo, tipo negalime. O kas sakė, kad negalima, neaišku. Kažkas sugalvojo, kad negalime. Kažkaip giliai mūsų sąmonėje. Taip, sąmonė ir pasąmonė jau, vėlgi grįžtam prie tos vaikystės, kai mes vaikui, tipo berniukui negalima verkti, nes tu vyras privalo verkti.
kada jam liūdna, kada linksma juoktis, kada nepatinka pasakyti, kad nepatinka. Tai jeigu kažkas man sako kažką negero, aš privalau pasakyti, kad man tai nepatinka. Pažiūrėkit, kaip dabar tikrai neblogai kai kuriuose vietose vaikus ten darželį mokina. Tipo, pasitrauk, nes man nepatinka, kad tu kažką darai. Fine. O tai jeigu taip, kokie mūsų seneliai tai pamatytų, sakytų, kaip taip šitaip mokina vaiką. Ar mes tampame, Leonai, emociškai raštingesni? Tie, kurie nori tapti ir gilinasi, tą tampa. Bet pokytis yra gerąją pusę. Žinoma yra, todėl kad iš principo ta laisvė save reikšti, jinai didėja. Žinoma. Gydytojo, esate dažnai pristatomas kaip žmogus, kuris gydo ne tik ligą, bet ir visą žmogų. Turite holistinį požiūrį. Kaip jūs pats apibūdintumėte savo apskritai santykius su psichiatrija? Kaip čia? Aš neturiu santykių su psichiatrija, aš gyvas jie. Aš tikriausiai nelabai net įsivaizduoju kitaip, nes tai kaifas. Čia visada tai buvo, ar patyrėte tą vadinamą kaifą eigoje? Nežinau, neprisimenu, jau be 40 metų tas vyksta, tai iš kur aš galiu žinot, kaip buvo. O kodėl pasirinkot psichiatriją, kai galėjot pasirinkti tikriausiai kitą kryptį, ar ne? Iš pasiutimo. Iš pasiutimo, esat pasiutęs. Kur tas pasiutimas pasireiškia? Iš pasiutimo, todėl kad iš tikrųjų fantastinė mano mokytoja docentė Lapytė, kažkada man parašė 2 psichiatrijos ir supykau ir pasakiau, kad aš būsiu geriausias. Taip ir gavosi. Ir po to aš dėkingas visą gyvenimą buvau, bet visa istorija buvo ten tokia užsitęsus, ten ilgant, ne apie tai kalba, bet iš tikrųjų tai buvo geras stimulas, nes man patiko, viskas gerai ir aš kito nelabai tikrai, jeigu kartočiau dar 5 kartus gyvenimą, vis tiek norėčiau būti psichiatru, nes aš, kaip ir visi žmonės, yra iš principo tinginiai, prigimtinai, tai jeigu tu nori nedirbti tingi, tai tada reikia daryti nuo to, ko kaifuoji, tai tada nereikia dirbti. Gydytojau, kaip manote, o kokias savybės turi turėti žmogus pasirinkęs psichiatrijos kelią, juk kaip ir chirurgija, ne visiems, taip ir gal psichiatrija ne visiems? Gal kitaip, bet kokiu atveju pasirinkimas medicinos yra empatija ir iš esmės mylėti žmogų. Medicinoje negalima nemylėti žmogaus. Gyvenime iš principo reikia mylėti gyvastį ir gerbti gyvastį. O medicinoje iš tikrųjų turi būti meilė žmogui. Sakote mylėti kitą žmogų, bet ką daryti, kai žmonės nesugeba mylėti pačio savęs, ar ne? Tai čia yra pradžia, kad mes iš tikrųjų deklaruoja meilę, nemylėdami save. Ir daug žmonių ateina nelaimingi. Tam, kad būtų laimingi, reikia tik 2 dalykų – mylėti save ir gerbti save. Iš to prasideda didžiausias bėdos? Taip. Jeigu nemyli savęs ir negerbi, tu nemyli nieko. Ir kai ateina ypač moterys, mamos sako, aš tai myliu vaikus, vyrą, taip sakau, nieko jūs nemyli, nustokit meluoti. Skaitykim Bibliją. Kas Biblijoje parašyta? Mylėk savo artimą kaip pats save. Viskas aiškiai, paprastai parašyta ir pasakyta. Ir kai tu įsiaiškini, kad iš tikrųjų problema, tos moterys niekas jau blogai nėra. Jos prigimtinai turi motinystės instinktus, gerus prigimtinius pareigos jausmą, atsakomybę, bet čia ne meilė. O kaip atrodo meilė sau? Daug, sakykime, ten dedamųjų, bet vieną pagrindinių. Kas žmogui labai sunkiai suvokiama. Tai žmogus mylintis save daro viską, kas, geros darbus, padeda, taip ir nelaukia atsako. Mes kas sėdim? Išvirėm žmona vyrui barščius, skanius. Mato, įsrebia, dūmai rūksta, cailė bėga, laimingas. Gerus išviriau. Bet jis pavalgė, emocija parodė, kad jam skanu ir nepasakė ačiū. Ir kas vyksta? Tau nerūpia, aš čia stengiuosi, tu net ačiū nepasakai. Bet čia problema.
tai, ką tu darai nelaukdamas atsako, tau sugrįžta 10-eriop. Ir tikrai sugrįžta. Ateis yra, aš nesakau, kad tas, kur valgė, neturėtų pasakyti ačiū. Jis turėtų, viskas gerai. Bet tas, kuris padarė, neturėtų laukti. Malonumas netikslas. Procesas. Aš viską negražų anekdotą visą laiką sakau apie tą, sako, poručikai, jūs vaikus mylit, sako, šiaip sau, bet procesą labai mėgsta. Tai vat, jeigu alpinistas, jo tikslas būtų viršūnė, aš abejoju, ar jie pasiektų viršūnę. Tu žiūri į tą ir toli ir pavargsti. O jeigu procesas, ėjime. Mėgaunasi, dairymasi, gamta, faina, vėjas, saulė, jėga. Tai ko mes norim? Procesas yra šiandien dienos dalykas. Čia ir dabar. O kada žmogus gyvena? Kai čia ir dabar. Jeigu jis rytojui, kai lūkesčiai nesipildo, tai yra lūkestis. Vakar diena baigtinis procesas. Kai tu esi tuose vietose vakar arba šiandien, arba rytoj, kai tu nesi čia. Jeigu tu esi čia, tu nesi procese, tu negyveni, tai tada nelaimingas. Būti procese, ar ne, ir negalvoti kiekvieną dieną tik apie tą viršūnę ir savo išsikeltą tikslą. Ne, tai matot, svajonė privaloma, lūkestis bėda, nes lūkesčiai nesipildo. Bet ar įmanoma neturėti lūkesčių, gydytojas? Sveiko proto įmanoma, nes jis nesipildo. Žmogaus problema yra tame, kad jis susiplanavo iš vakaro, užtenka durnumo susiplanuoti rytdieną. Pabandykit, kada aš iš vakaro planuoti ir tą atidėti ir ryte suplanuoti iš naujo. 60% skirsis planas. Kodėl? Todėl, kad atsikėlė kita diena, kita nuotaika, kitas dalykas. Paskambino žmogus, su kuriuo tu tik pasakė, susirgau, negrįžau. Koks planas? Tu ryte suplanavęs jau gali suklysti iki 25% ir tai. O iš vakaro. Rytojus neegzistuoja, tu jau jį suplanavai. Tai gyventi be plano ir ryte, daugiau? Ryte. Ar planuoti tik? Ryte atsikėlei, 10 minučių skyrės, atsiplanavai. Gydytojau, jūsų darbo pradžia, kai Kaišiadorių psichikos filiale, iš tiesų sutampa su psichikos dienos stacionare suaugusiems padalinio atidarymu, ar ne? Kuo ši paslauga skiriasi nuo tradicinio stacionarinio gydymo ir kodėl ji šiuo metu iš tikrųjų, manote, yra reikalinga? Šiaip dienos stacionaro visose sveikatos paslaugose vienas dalykas, tai yra gerokai pigiau. Antras dalykas, žmogus vis tiek matomas kiekvieną dieną, gydytojas gali koreguoti būsenas, keis gydymus, taip toliau. Trečias dalykas, jisai gyvena namuose. Jisai socializuotas. Nepatraukami iš jo išgyvenimo, normaliam stacionare, tai žmogus, nesvarbu ten, mėnesių, savaitį, 2, jo nėra, jis negyvena. O čia jis tiek turi ir valgyti, pasidaryti, ir pareiti, ir nuveiti, pabendrauti su žmonėm. Jis gauna paslaugas tas, kas gautų stacionare, bet jis gyvena savo toliau gyvenimą. Jūs paminėsite pasigaminti, valgyti, tai kokias veiklas dar atlieka? Taip, mes pas mus mokina ir valgyti padaryti, ir kinezioterapija, ir menoterapija, ta prasme visi dalykai, kurie ir žmogui leidžia susivokti geriau, pamatyti savo gebėjimus ir pareiti namo irgi atlikti pareigas į namus. Jisai nepatraukiamas iš savo gyvenimo, neiššiltnamiai. Tai grįžti į tą jo artimą aplinką iš tikrųjų šioje situacijoje yra labai svarbu. Žinoma. Aišku, jeigu ten nėra žalojančių dalykų aplinkoje, vis pabūna, ta prasme. Bet už tai mūsų tikslas ir išsiaiškinta, kas vyksta, todėl vyksta. Arba netgi jeigu namuose tojo įprastoje aplinkoje yra kažkas ne taip, tai galbūt jam padėti suvokti, kaip elgtis aplinkoje, taip toliau, nes tu matai jį pastoviai ir gali daug ką koreguoti. Ar ši paslauga padeda užkirsti kelią hospitalizacijai? Tai vienareikšmiškai. Galbūt turite pavyzdžių, kai pacientai laiku gavę pagalbą dienos stacionare išvengia sudėtingesnio gydymo. Aišku, tikriausiai dar tas tarpas trumpas. Ne, tai matot, mano patirties truputėlį per daug. Tai yra keli variantai. Vienas variantas, kai siunčiama, kad nesiųsti stacionarą, kad dėl kažkokių priežasčių, tai ar būsena, ar jis negali, ar ten vaikai namuose, kuriuos prižiūrėti reikia, daug dalykų, ne? Arba slaugyti namiškius, visko yra. Ir kitas variantas yra, kai
sutrumpinant stacionaro gulėjimo, normalaus stacionaro laiką, išrašo anksčiau tam ir siunčiama pratęs gydymą į dienos stacionarą. Irgi tada vėlgi socializuotis lengviau, tada, aišku, ir pinigai sistemos, vis tiek, tai viskas svarbu, tai, nes nėra atskirtų dalykų, viską reikia įvertinti viską kompleksiškai. O kaip žmonės, kaip visuomenė priima šią paslaugą? Oi, man tik visai patinka, mes nuo pirmos dienos jau turėjom tiek, kiek priklauso turėti. Ar žmonės drąsiau galbūt kreipiasi į psichiatrą? Aš manau, kad viskas gerai. Per beveik 40 metų mano darbo, tai iš tikrųjų labai pasikeitė situacija. Aš prisimenu anksčiau, kai aš tik pradėjau dirbti, būdavo nuvėjus kur nors pasakyti, kad psichiatras geriau nereikia, nes kai pasako, kad vienos chirurgas, ginekologas, tai visi klausia, o daktarė, čia psichiatras visi taip, kokie 10 metrų nuo tavęs. Ja, čia aš nepažįstu tavęs. Dabar taip nėra, viskas puiku. Su kokiamis problemomis daktarė susiduria pacientai? Kokias tendencijas pastebite šiomis dalymis? Yra taip, daugelypis reikalas. Vienas dalykas, aišku, kad tas, kaip jūs ir pradžioje sakėt, kad didelis tempas, didelė įtampa, nemokam būti čia ir dabar atsipalaiduoti, pasiliekti savaitgaliai užimti, viskas, vis tiek darbas, galva sukasi, visi valgyti neaišku ką, mokėti už elektrą neaišku ką. Krūva tų įtampų. Žiniasklaidos visi, tai karas, tai ne karas, tai gripas, tai covidas, tai... Iš tikrųjų, kažkas atsitiko, kad gerų dalykų net, kad nerašo ir nepatikė žurnalistai, tai čia viena pusė. Bet niekam nelabai įdomu. Skaityt, kad kaimynas tavo fainas, ko aš žinau. Geras naujienas ir geras žinios žmonėms neįdomu? Nelabai. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad taip, kaip mes nuo vaikystės ir gyvenam, kad jeigu vaikas gerai elgiasi, ne, tai ar įdomu. Mano vaikas geras. Kai blogas, tai ten į mokyklą eina aiškintis. Pokalbiai atsiranda tarp... Ja, tada kodėl taip elgėsi? O kad kai fainai, kad tu nuostabus, kad tu geras, kaip gerai, kad tu tai... Nelabai. Vis tiek pripažinkim, kad... nekalbėti, nes tėvai irgi pavargė. Yra lengviau negu aiškintis. Ir praleidžiam tą momentą. Tai tų dalykų labai, labai daug. Aišku, neteisingai sudėlioti ir įstatymai, postatyminiai visi dalykai nelabai teisingai sudėlioti, kad ne nuo to galo pradedam, kaip ir šiandien dienai sprendimai ten ministerijos, kad nuo 20 dienos, tai reiškia visus ligonius reikia surašyti į sistemą, įtraukti. Kaip ir mintis teisinga, negali sakyti, kad tai idėja bloga. Kuo jį teisinga ir kokia? Ne, tai aš noriu pasakyti, reiškia, kad viskas kaip ir teisingai, nes, jeigu žmogus lankosi, tai būtų gerai žinot, kad kiti ten specialistai matytų taip toliau. Taip. Bet yra bėda tai, kad jeigu tu ten įrašytas, tam to vaistą parašė, kažką padarė, automatiškai daug tai vairavimo ten kai kurios problemos, tai ginklo problemos, tai gal galima čia aiškit, ką nori, bet darbdavys sužinojęs, kai kas tikrai tave atleis iš darbo, sugalvos priežastį. Tai prieš tai reikės tvarkyti bazę, kad nebus nubaustas už tai, kad jis nuvėjo pas specialistą. Nepraras privilegijų kažkokius, tvarkyti viską, sumažinti baudžiamųjų pozicijų, už ką bus nubaustas. Dar vienas dalykas, kad visi ministerija pateikė tą ir man visą laiką kilo klausimas iš karto. O įdomu, krūvas Seimo narių yra gydosi pas psichiatrus, niekas nežino. Gal Seimo nariai tiesiog neturi tokių problemų? Turi, gydosi ne vienas. Vyriausybės narių gydomas yra. Visi žmonės. Taip, visi žmonės. Ir tai nėra blogai. Faini. Eina. Bet ar tikrai jie tokie pavojingi, kad juos reikia statom vežimą prieš arklį, nors tu ką? Stiprinam stigmas. Jo, stiprinam. Viską tą reikia padaryti. Aš neprieštaram. Tik viską iš pradžios. Čia kaip tam alpinistui. Jo, niekas neapkalbėjo su visais. Staiga, gal su kažko kalbėjo, aš nesakau, bet staiga, reiškia, didžioji masė psichiatrų aš pažįstu ir kalbu, pirmą kartą girdi visi,
o jau ministerija išleidžia nuo 20 dienos, aiškiai, už 2 savaičių, ten 3 jau bus viskas paleista. O tai kodėl mes nežinome, kodėl nebuvo svarstymo, bent jau psichiatrinė visuomenė, kodėl nebuvo svarstymo su gyventojais, kurie ar jie nori, ar sutinka, ar jie nesutinka. Plus, aš tikrai nesu garantuotas, kad bus teisingai traktuojama duomenų apsauga šitoje vietoje. Bet ar yra, kodėl taip galvojate? Todėl, kad duomenų apsauga, gal ministerija gal nežino, kas būna už duomenų apsaugos pažeidimą, kokios baudos ir taip toliau. Ir dabar dar grasint. Fiksuojant įtraukiant į sąrašą. Taip. Tai ten yra dalykų, jeigu aš nenoriu, daug dalykų. Taip. Kitas dalykas, kad grasint psichiatrui už tai, kad jis padėjo žmogui, bet neįrašė, padėjo, teisingai padėjo kaip gydytojas, bet neįrašė sistemą atimti licenciją. Gresia atimti licenciją. Taip pasakyta. Jeigu bus nedaroma, atims licenciją. Per daug daktarų turim? Aš žinau stacionaro skyrių, kur jau po vieną daktarą tik tai liko gydytoje, ta prasme, dirbti. Ir dar, atimkim dar licenzijas iš jų dar. Ir tada kas bus? Griūties visos nieks, mes kalbėjome apie holistinį požiūrį į ligonį, ne? O į sistemą holistiškai nereikia žiūrėti. Žodžiu, daug neišspręstų klausimų. Tai iškart einama apie vėlgi, sprendimą. Tegu nebando pasakyti, kad Kačinskas buvo prieš, Kačinskas už. Tik viską iš eilės ir teisingai. O ne sugalvojau, reiškia, vežimą prieš arklį, pastačiau, sakau, nevažiuoja. Nevažiuos. Taip, situaciją dabar turime... Ir daug, čia visos sritis tokios, čia nėra taip paprastai viskas. Todėl... O kenčia galiausiai pacientas. Tai va, aš noriu pasakyti kitą, kad aš jau, nežinau kiek, 10 metų negirdžiu tikro rūpesčio ligonių. Formaliai mes dėl ligonio. Labai norėčiau pažiūrėti, kaip dėl ligonio, jeigu aiškina, kaip sudėtinga sutvarkyti eilės. Nieko lengvesnio nėra. Gali sakyti, kad čia Kačinskas arogantiškas žmogus, ta prasme. Bet aš šnekėjau su kokie 10 žmonių, kurie tikrai labai gerai žino sistemą, ir visi sako, tikrai nesudėtinga. Kokia problema? Nesupratime sistemos, žmonės ateina, kurie nemyli sistemos, nežino sistemos ir ligonis ne pats svarbiausias dalykas. Eina kalba, reikia sutaupyti ligonių kasų pinigus, nes pinigų mažai. Atsiprašau, tai yra mano pinigai, jūsų pinigai. Aš neprašiau taupyti, aš prašiau, kad aš gaučiau teisingą paslaugą. Ir laiko. Aš pats gerai prisimenu, sistemos, kurioje pradžioje aš ją kūriau ir mūsų buvo tikslas, pagrindinis sakinys, kuris dingo. Ligonių kasa yra skirta ligoniui ir teisingam ligonių pinigų skirstymui, o ne taupymui. Kai man sistemoje paaiškina, kad pinigų trūksta, pinigų yra per daug. Jeigu ministerija grąžintų, vyriausybė grąžintų visus pinigus, kiek nedadavė, pinigų aš nežinau, kurioje... Pakaktų, sakote, ar ne? Oi, per daug, būtų gerokai per daug. Ir kalbėti apie tai, kad gal mokesčius didint, čia jau nusikaltimas. Gydytojau, grįžkime prie paciento iš tikrųjų. Galiausiai vis tiek, ar ne, ten epicentre jis atsiranda. Žinoma. Ir šiandien vis dažniau sakoma, kad žmogus pavargsta ne nuo darbo, jūs kaip ir sakėt pats, nuo lūkesčių, nuo streso, nuo įtampos. O kaip atpažinti, kada jau būtina sustoti ir kada kreiptis pagalbos? Aš kitaip pasakysiu. Tokiems žmonėms, kurie nežino, kaip sustot, yra Dievas, kuris sustabdo. Mano pavyzdys labai rodo, kad aš susirgau vėžiu ne todėl, kad aš ką nors blogai dariau, o todėl, kad aš galvojau, kad aš esu geležinis. 25 metai be atostogų, nei vienos dienos laisvos, nei nieko, ta prasme. Tai Dievas, jisai žmogus teisingas yra, jisai sėdi ir galvoja, šito nesustabdysi, jisai stabdo. Šiandien kodėl aš tą pavyzdį sakau, kad šiandien pas mane buvo atėjęs labai mielas, simpatiškas, protingas vyras, kurį irgi, kaip mes išsiaiškinome būdu, kad jį jau kas 5 metai Dievas stabdo. Ir rodo, kad jis per daug dirba, neteisingai dirba. Jis nemato ženklų. Iki aš jam pasakiau, pirštu dūriau į tą... Sako, tai va, kur mano bėdas, žiūrėk, sustokė daryti tą. Ir po kitų 5 metų nieks jūsų nebestabdys. Kaip mes
Čia tas lietuviškai, pasiklosi, taip įsimiegosi. O pasiklojimas vyksta galvoje. Juk tą pačią situaciją, dabar žiūrim per langą, lietus lyja. Blogai? Jo išėjusiu sulysiu. Begi lietus šiltas. Ir žalia. Ir gėlių laisvė vakarė nereiks. Jėga. Leonai, jūs sakote, kad iš tikrųjų svarbiausia yra džiaugtis procesu, ne rezultatu, ne tikslu. Kaip jūsų atrodo tas džiaugsmas procesu? Kaip jūs tą darote? Kasdienėme savo gyvenime. Man visada gerai. Ir Dievas tada galvoja, dar esam gero, čia galas nematė. Kaip pasiseka tą tokį jausmą viduje turėti? Vis tiek tai priklauso nuo mūsų tam tikrų veiksmų, žiūriu ir tą pokytį. Matot, aš nelabai reaguoju į tai, kas vyksta. Jeigu kažkas pyksta, tai čia manęs neliečia. Tegu pyksta. Prie ko čia aš? Tu pat manęs pyksta. Tai jeigu pyksta ant manęs, tai pasakyk, ko pyksta. Aš pasižiūrėsiu, ar tikrai yra dėl ko. Jeigu kažkas tai galvoja, kad į mane reikia mest akmenį, tai prie ko čia aš? Jis galvoja. Tai jis galvoja. Tai jis pyksta. Pyktis naikina ne tą, ant kurio pyksti, bet tą, kuris pyksta. Tai aš čia prie ko? Nesigilinti per daug į... Matot, reikia gilintis į ką tu... Matot, kai tu pradedi žiūrėti, ką kitas daro ir kodėl... Gyventi savo gyvenimą. Tu pamiršti save. O tada tai pridarai tiek, kad tu negalvoji, ar tu gerai pasakėjai, ar tu teisingai pasielgėjai, ar tu... Nėra kada, nes tu užimtas kaimynais, draugais, tu išsivaizduoji, mano draugas man 100 metų neskambina. O taip ir ko čia aš? Kodėl pats nepaskambinėte? Ką veikiate, daktare, kai nedirbate? Esate žinomas kaip žmogus kolekcionuojantis kavos puodelius ir kaklaraiščius. Ar tai irgi yra tam tikra galbūt terapijos forma? Aš mėgstu, kas gražu. Tiesiog gražu. Tai žinok, patapyti mėgstu, tą panašiai. Ta žinau. Tiesiog. Ar daug kavos puodelių šiandien dienai turite? Yra. Jie dabar panašiai sukasi tam pačiame. Yra gal kokie 300, gal? Tikriausiai. Bet, žinok, jau žiūri, galvoju, aš tas nelabai... 300? Panašiai. Tai galvoju, šitas jau gal nelabai, tai nusiperki kitą, į tą vietą padėti, tą kažkam atiduodi. Nors jis labai geras ir gražus, čia ne todėl, kad kažkam atiduodi blogą. Taip, taip. Bet tiesiog, kai pirmus puodelius rinkom, tai tada buvo tai, kad, gražu ir viskas. O dabar yra, gali būti gražus, tik tai gražus. Gali būti tik vertingas. Gali būti vertingas, bet negražus. Gali būti vertingas ir gražus. O koks yra vertingas kavos puodelis? Yra paprasta išraiška, jis brangus. Jis yra labai senas, porcelianas ypatingas. Taip. Gali būti teisingas, jis jau tik rankų darbo. Jo, jis gali būti senas, yra ten pas mane 130 metų ir daugiau ten puodelių, ta prasme yra gal 150 metų. Taip, jie labai faini. Kur galima rasti vertingų kavos puodelių? Žinokit, nepatikėsite, visur. Visur. Jo, kartais perki ir supranti, kad žmogus nesupranta, ką parduoda. Pačiose netikėčiausiose vietose. Paprastom sendančių turgelį gali rasti bilekopį gerumo dalyką. O kaklaraiščiai, kiek jų turite? Ar skaičiuojate? Ar jų tiek daug, kad jų nebeįmanoma suskaičiuoti? Irgi gerokai virš 300. Oho. Bet ten yra dar tokių, kur mano tėčio buvo. Mano tėtis buvo, jis toks maniakas, truputėlį kaklaraiščių. Tai turiu dar tokių tėčių. Dar turiu, kurį savo vieną iš pirmųjų prieš 45 metus, 6-7 gal. Aišku, tėvai nupirko. Tada dar, tai yra čia tokių. O kai turi jau tiek daug kaklaraiščių, kaip sugalvojate, kad reikia dar vieno ir tada kuo kitas tampa dar ypatingu? Ne, tai jie visi skirtingi. Jie skirtingas pagal spalvas, skirtingas pagal spalvų derinius, skirtingas pagal medžiagą. Kitas dalykas yra kaklaraiščių labai gerų, fainų, bet jisai, jeigu jį suplėmenys kartais nesivalo ir nesiskalbė, tiesiog išmeti. Tiesiog.
į su šilkiniais kaklaraiščiais labai gerai dažosi kiaušinį. Netgi šitaip. Tiesa, žinau, bandžiusi. Jo, Labai gražiai sudažo. Fantastiškai gerai. Tai va, tas suplemuotą aš palieku ir paskui kiaušinis dažau su jais labai gerai. Tvariai, ar ne? Pakartotinis naudojimas. Super. Taip, super. Daktarė, jei šios laidos klausosi žmogus, kuris dabar išgyvena emocinį nuovargį, gal net slaptai galvoja, kad gyvenimas neteko spalvų, ką norėtumėte jam pasakyti? Atsimerkt. Spalvų yra labai daug. Spalvų matymas ar nematymas yra tik požiūrio klausimas, o ne situacijos blogumas. Kaip aš pasiruošęs matyti? Ir aš noriu matyti. Dažniausiai problema sako, aš noriu būti laimingas. Aš sakau, ne. Jūs tiesiog nenorit būti laimingas. Nustot savo meluoti. Labai geras pavyzdys, aiškiai, yra noriu, nenoriu. Sako žmogus, sako, noriu valgyti. Sakau, jūs nenorit valgyti. Karkinėm, aš noriu valgyti. O ką jūs padarėt, kad norit valgyti? Yra 3 būdai pavalgyti. Pasidaryt valgyti, paprašyti, kad kas padarytų, jeigu nemoki, arba nuveit kur nors valgyti. Nei vieno šito punkto aš nevykdau, sakau, noriu valgyti. Tai yra melas. Aš nenoriu valgyti, nes aš iš 3 punktų, kaip pavalgyti, nepasirinku nei vieno. Girdžiu, kad reikalingas būtinai veiksmas. Noras. Noras, o Tikra, noras ir nemelavimas savo. Nes sėdis žmogus sako, noriu ir nieko nedaro, aišku, jis nenori, jis meluoja savo. Aš noriu būti laimingas, o ką tu padarai? Tu bent atsimerkiai, apsidairiai, ar tu pažiūrėjai į lietų, kad šlapia, ar tu pažiūrėjai į lietų, faina. Gal vaivorykščias pasižiūrėsiu kur, gal dar kažką, ne, šlapia. Tai nusiauk batus ir po balas pabraidžiu, bus nešlapia, bus faina, bus vaikystė. Kas jūs labiausiai džiugina gyvenime? Viskas. Nes viskas ir nieko yra tas pats, iš tikrųjų. Aš galvoju, kad, kaip nebūtų keista, mane labiausiai džiugina tai, kad aš labai retai matau, kur bloga. Man vis tiek viskas gerai. Ta prasme stengiuosi nematyti, kad jisai paignoruoti, nes arba jeigu matau, kad kažkas yra neteisingai negerai, aš bandau pakeisti, aš nelaikau to blogumo, keiti į gerą, keiti savo mąstymą, keiti požiūrį, bandai patrauktą užsim kažko geru ir tada sugrįžti prie to pačio vėl pasižiūrėti, ar tikrai aš teisingai žiūrėjau, o neužsiciklint, užbuksavai tam blogai. Ne, palauk. Neužsibūtame, taip. Taip kaip ir tas gerumas, jeigu vien gerume tokiam pačiam būt, valgykim tą patį Nomedos saldainį. Į dieną 6 kartus. O Jėzau, koks jis neskanus bus. Neskanus. Tai tada nuveini, pavalgai silkės. Kokia to Nomedo nebloga. Tiesiog įvairovė. Tai čia įvairovė. Vėlgi, viskas taip pat. Ta pati muzika. Jeigu man patinka operinė muzika, bet aš klausau tą pačią operą visą laiką. Kiek? 10 kartų. Patogus, ko čia per velniava, ko čia taip. O jeigu klausysi skirtingas 10 operų, visos bus fainos. Jeigu, sakykim, mes su jumis bendraunam, ir mes kalbėkim abudu fainą, mes labai įdomų žmonės esame, ne? Bet vis laikai apie tą patį. Kokia ta Viktorija neįdomi. Bet jeigu mes šiandien kalbėsime apie mediciną, rytoj apie podelius, trečią dieną apie meną, apie literatūrą, visą laiką įdomus. Tai čia eilė sako, mano žmogus neįdomus. Tai kai jūs kalbate apie tą patį buitį, kur kranas sugedo, kur dar kažkas, tai kalbėkite apie kažką kitą, einam į teatrą. Pasaulisgi toks įvairus, tai, ne? Einam į kino teatrą, einam į teatrą šiaip ir kalbėkime apie spektaklį, ir viskas. Gydytojau, kur reikėtų kreiptis pajutus, kad, jauti, kad turi kažkokių ar ne, ten tų vidinių neišspręstų? Specialistai yra 100. Paimt, atsiverst telefonų knygą ir kreiptis, bet pas kurį specialistą, psichologą, psichoterapeutą, psichiatrą. Tiesiog. Ar būtina kreiptis į šeimos gydytoją pirmiausia? Nebūtina, kodėl? Ne, kaip tik nebūtina. Užtenka paskambinti, ne? Tai psichocentrai, prašau. Galima paskambyti. Vėlgi krūva linijų, atsidarai internetą ir krūva linijų pokalbių, pagalbos, telefonų.
tik tai kalbėk. Ačiū už pokalbį. Ačiū, miela. Apie psichinę sveikatą vis dar kalbame per mažai, nors liečia kiekvieną iš mūsų. Šiandien išgirdome ne tik apie dienos stacionaro galimybės, bet ir apie požiūrį, kuriame svarbiausia yra žmogus, ne diagnozė. Gydytojo psichiatro Leono Kačinsko žodžiai mums primena, kad rūpestis savimi nėra silpnumas. Tai gebėjimas pripažinti, jog mums visiems kartais reikia pagalbos ir kad ieškoti jos yra visiškai normalu. Ačiū, kad klausėtės. Nepamirškime, emocinė sveikata reikia rūpintis ne tada, kai jau per sunku, o kiekvieną dieną mokantis laiku išgirsti save. Čia buvo Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro tinklalaidė ir aš, Viktorija Šikūnienė.